Šiandien mūsų video studijos svečias Arūnas Stašaitis. Viešojoje erdvėje visai neseniai buvo pasirodę pranešimų, kad jūs turėjot kažkokių reikalų su KGB. Tai va, pirmasis klausimas būtų, kokie tie reikalai, kokios aplinkybės ir ar tai tiesa? Be abejo, dūmų be ugnies nebūna. Norint laimėti mūšį, reikia sueiti su priešu į betarpišką kontaktą. Mano biografija, kas žino, tai turbūt negalėtų man daryti didelių priekaištų, kai dauguma dabartinių jaunimo tėvų, motinų buvo komjaunuoliai, komunistai, darė sovietinę santvarką, kūrė komunistinį gerbūvį Lietuvoje. Aš jau tada koviausi už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pirmą kartą susidūriau su KGB, tai dar tolimaisiais 1971 metais. Tai šit ne prieš gerą 40 metų. Man tada buvau dar labai jaunas, 15 metų. Tada pirmą kartą mes su mama pralaužėme geležinę užtvarą. Kai pagalvoji, tai buvo galbūt nevilties aktas, nes gyvenimo sąlygos patys žino, 71 metais Lietuvoje, būnant paprastu žmogum, nebuvo lengvos. O mes su mama sugalvojom tokį variantą, kadangi mama turėjo savo tėtį kažkur gyvenantį Amerikoje ar Kanadoje, tai mes sugalvojom, kad reikia mums pasiprašyti politinio prieglobsčio Jungtinės Amerikos valstijų ambasadoje. Kas reiškia įeiti į ambasados pastatą 71 metais Maskvoje, turbūt nėra ko aiškinti. Ten buvo 7 milicijos žiedai, kardonai ir taip toliau, ir ne kiekvienas, reiškia, tenais netgi užsienietis pakliūdavo. Tačiau mes su mama parengėm planą, kurį pasisekė sėkmingai įgyvendinti, ir 71 vasarą mes sėkmingai pralaužę 7 milicijos kardonus, įėjome į Amerikos ambasadą ir tenais pasiprašėme politinio prieglobsčio. Praleidome ambasadoje visą parą, kadangi konsulas Peter B. Svyrs, kiek atsimenu, jo buvo toksai, tokia pavardė ir vardas, mums ilgai ir nuobodžiai aiškino, kad mes viskas gerai, tvarkojamės. Esam dabar Jungtinės Amerikos valstijos teritorijoje, čia mes esam neliečiami, čia mums nieko negali padaryti, bet jisai mums niekaip negali organizuoti, reiškia, jokio išvykimo į Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi tik išvažiavus iš teritorijos mes toj būsime, reiškia, areštuoti ir taip toliau ir taip toliau. Po paros dėrybų, žodžiu, mes tenais įkalbinėjom, mes tenais savo, reiškia, teorijas aiškinom, prašėm tėvus susisiekti, gal eina suieškoti, bet vienu žodžiu dėrybos neįvyko. Kitą dieną iš ryto buvo iškviesta mums taksi ir mes buvome įsodinti ją iš ambasados, iškvietus taksi, mes kitą dienos ryte buvome įsodinti jį ir išvežti į aerouostą. Tačiau pakeliui didžiajame Arbate mus ėmė pagal visas taisyklės, reiškia, kaip ypač slaptus užsienio valstybės, šiuo atveju čia ŽV agentus, reiškia. Tai buvo, aš sėdėjau prie vairuotojo, mane įgrūdo, reiškia, iš karto įsigrūdo vienas prie priekinės durelės, 2 užpakalį prie mamos, reiškia, ir tiesiai mus į Lubianką nuvežė. Ten vėlgi praleidome geroką pusdienį, kur tenais mus tardė, klausinėjo įvairių dalykų, reiškia, ko mes ten buvom, kaip mes buvom. Be abejo, aš manau, kad tai tokie mano buvo pirmieji ryšiai, tokie ryškus su KGB. Lubiankoje turbūt nedaug yra pabuvę mūsų tėvynai. Toliau, grįžus į Lietuvą, 72 metais, kaip daugumos, kaip minėjau, vėlgi tėveliai buvo komunistai, komjaunuoliai, sėkmingai darbavosi socializmo labui. Aš jau būdamas 16 metų, 72 metų gegužės mėnesį koviausi barikadose Kaune. Tai
reiškia, mes tada jau bandėm kurti nepriklausomą Lietuvą ir buvau sunkiai sužeistas. Jūs turite omeny Romos Romos Kalantos Kalantos laidojimo datą. Tada buvo didelį, reiškia, baisiai susirėmimai ir 72 metais gegužės 18 dieną aš buvau, pats turėsi, tenais mano pažyma yra, ten jau smulkiau aprašyta apie tos įvykius. Ten praleidau tada su KGB 15 parų, galima sakyti irgi tenais, mušamas, tardomas, sudaužytas visas, neatsimenu, ar turėjau nors vieną švarę vietą ar ne, tačiau buvau pakankamai po operacijos, mano ranka visa buvo sulaužytas, sužalota. 15 parų mane be perstojo tardė ir įsivaizduojat, kad aš po to galėčiau, reiškia, bendradarbiauti su kažkokia organizacija. Drįsta nukrypti šiek tiek į ateitį, į praeitį tai yra. Supažindint turbūt tą trečdalį žmonių, kurie nesupranta, kas tai buvo KGB. Tai buvo viena iš 6 stipriausių pasaulyje spec tarnybų. Tai dar buvo ir pati žiauriausia tarnyba, turbūt viena iš žiauriausių tarnybų, kuri žudydavo žmonės, kuri nužudė per savo egzistavimo laikotarpį daugiau negu 1 milijoną žmonių, tame tarpe 20 000 mūsų kolegų Lenkų katiniai, tai mūsų 20 000 partizanų nužudyta jų rankomis buvo, tai mūsų persekioti visi žmonės žudomi. Tai dabar irgi tęsinys eina, tai nuo ČK, NKVD, KGB, FST, tai buvo žudomi ir disidentai, tai buvo nužudytas jų revoliucijos vadas Trockis kirtiklių per galvą, reiškia, Meksikoje. Tai dabar visai nesenai prisimenat, kai buvo nunuodytas vienas buvęs KGB aukštas pulkininkas Londone, reiškia irgi KGB rankose, tai ir žudimas su užnuodytais skėčiais, ir daugybė dingusių žmonių Lietuvoje, kur rasdavo, reiškia, rūbelius gražiai sudėtus ant Nemuno ar Neries kranto, reiškia. Tai ir galų gale paskutinis mūsų nepriklausomos Lietuvos pulkininkas Pociūnas, galiu drąsiai teigti, kad buvo nužudytas KGB rankomis ir vieno iš tų asmenų pagalba, kuriuos aš minėjau mūsų atitinkamiems organams. Tai va štai su tokia organizacija man teko susidurti 80 metais, 90 metų pradžioj, tai reiškia 90-mečio pradžioj, kuri pastoviai persekiojo mane, bandė, reiškia, įvairiais būdais provokuoti. Ir tik buvo palikus, ko gero, tik tai kokius 4 ar 5 metus trumpą periodą ramybėje, kai, reiškia, niekur nesireiškiau aktyviau. Tai yra, buvau paprastas darbininkėlis Kaunas Energo remonte, tačiau mes ten turėjom irgi savo spec tarnybą. Kol nenorėjau aš dirbti atominėse elektrinėse, kol nereikėjo man dirbti pasienį, tai jokių kontaktų aš su ja neturėjau. Paskiau atsirado, reiškia, aš baigiau aukštąjį mokslą, irgi labai sunkiai, kadangi mano aukštasis mokslas buvo uždraustas, mano charakteristika buvo tokia, kur aš nunešiau į aukštąją mokyklą 73 metais, man pasakė, sūnau, tave su tokia charakteristika ir Pravieniškės į kalėjimą nepriimtų, o tu čia, reiškia, bandai, reiškia, į aukštąjį mokslą kabintis. Be abejo, buvau nepriimtas, jokias aukštasias mokyklas, man net neleido egzaminų laikyti. Teko, reiškia, man paskiau grįžus iš sovietinės kariuomenės dirbti sunkiai ir žinojau, kad aplink mane, reiškia, pastoviai sukasi KGB agentai. Nes ir draugų tarpe, pažįstamų tarpe, galų gale giminių tarpe, žinojau, kad jie yra, reiškia, nujaučiau, kad nebūsiu paliktas aš toksai vienišius. Ir kol man nieko nereikėjo, reiškia, jokių problemų. Vienu žodžiu, aš jau žinojau, kada jie pas mane ateis ir pasiūlys bendradarbiauti. Tai aš, reiškia, pasitariau su Lietuvos valstybe, su Lietuvos valstybės pareigūnais. O tada Lietuvos valstybė, žinot, kur buvo? Lietuvos valstybė buvo va čia, mano širdį, nes Lietuvos valstybės tuo metu nebuvo. Ir nusprendžiau, kad reikia bandyti
pačiam savarankiškai išsiaiškint priešiškus priešo agentus, priešo nomenklatūrą, priešo metodus naudojamus, KGB būdus ir taip toliau. Turbūt nenukrypsiu labai į šoną, pasakydamas, kad bijokit žmonių, kurie yra šventi. Tai patikėkit, šventų žmonių nėra. Jie visi yra šiuo metu danguje pas poną Dievą. Ir galvokit, kad nepalaužiamų žmonių yra, tai irgi neteisybė. Jūs nežinia susipažinę su užsienio spectarnybų veikla, ypatingai su žiaurių užsienio spectarnybų veikla, nepalaužiamų žmonių praktiškai nebūdavo. Nepalaužti visi žmonės dabar nekalba. O jeigu aš dar šiandieną čia duodu šitoj studijoje interviu, tai labai džiaugiuosi. Žinodami apie KGB veiklą, dabar, kai pasirodė daugiau informacijos jau viešinama per liustracijos komisiją, per įvairius straipsnius, istorikų darbus, Arvydas Anušauskas daug labai prisideda prie šitos veiklos viešinimo, tai jau matome mes maždaug struktūrą KGB, kuri veikia Lietuvoje. Kaip žino, tos struktūros labai santykinai buvo nevienodai paskirstyta Lietuvos teritorijoje. Pavyzdžiui, Vilniuje buvo tik tai 80 etatinių darbuotojų, kaip tuo tarpu Kaune buvo virš 300. Galbūt galima tenais ir paaiškinti šitą poziciją, todėl kad Kaune buvo sukoncentruota dauguma įvairių stambių pramonės įmonių, kurios turėjo, visus kontaktus, ten jos visos būdavo kuruojamos. Ir mes savo darbe turėdavom, pirmą skyrių vadinamą, kuris prie kadrų skyriaus būdavo, visą laiką betarpiškai, kuris jo vadovai paprastai būdavo atsargos KGB karininkai, pirmas skyriaus viršininkas. Taip, bet tokį skyrių aš irgi esu savo rašęs savo pranešimuose ir aš praktiškai jau žinojau, kada pas mane ateis KGB agentai ir pasiūlys bendradarbiauti su jais. Praktiškai tas laikas man buvo žinomas, kadangi iki 86 metų jokios galimybės išvykti į užsienį nebuvo, tai ir nebuvo jokios galimybės man prašyti jų ką nors. Tačiau man, paprašius leisti išvykti į užsienį 86 metais, kai prasidėjo Gorbačiovo atšilimas, man buvo aišku, kad be KGB rankų, aš niekaip į užsienį neišvažiuosiu. O tada dar apie atgimimą nieks negalvojo, dar 87 metais tik pirmas mitingas buvo prie Mickevičiaus. Taigi buvo be galo svarbu pralaužti geležinę uždangą ir išvykti į pasaulį, norint pratęsti kovą dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Kadangi buvo pastoviai apsuptas KGB agentų ir daugmaž nujaučiau, tada protingas žmogus šiek tiek galėdavo susigaudyti, kas kam dirba. Kaip ir dabar šiuo metu netgi galima susigaudyti ir viešoje erdvėje, kas dirba Lietuvos naudai, kas dirba užsienio valstybių naudai. Negi Lietuvos žmonėms taip yra sunku. Man, pavyzdžiui, nebuvo sunku tuo metu nustatyti, kas iš mano artimos aplinkos draugų, bendradarbiavo su KGB, kas, rašydavo ant manęs pranešimus, tai galima buvo padaryti gan gudriais būdais. Ir aš stebiuosi, kad dabartiniai mūsų operatyviniai darbuotojai, šitokių patikrinimų savo darbuotojams netlieka. Bent aš nežinau, kad, būtų tikrinami mūsų spec tarnybų darbuotojai, nes tai yra normali praktika bet kokioje užsienio valstybėje, savo agentus tikrinti. Patikrinimas KGB būdavo labai sudėtingas. Tenais praeidavo žmogus bent 5-6 patikrinimus, kol jisai įgydavo, aišku, aš nedrįstu sakyti, kad manim pasitikėjo, manim niekados jie nepasitikėjo.
ir net nebuvo jokių šansų, kad jie manim, reiškia, imtų kažkada pasitikėti, nes aš visą laiką turėdavau galvoj vieną, sakydavau antrą, o mintyse, reiškia, turėdavau dar trečią variantą. Tai praktiškai reikėdavo būti labai atsargiam, žinant, su kokia struktūra tekdavo susidurti. Ir ta struktūra tai buvo praktiškai žudiko struktūra. Jūs žinote patys, kad šita organizacija yra nužudžius per savo laikotarpį daugiau negu 1 milijoną žmonių, tame tarpe 20 000 katiniai Lenkų karininkų, mūsų 20 000 partizanų, daugmaž ir kitų žmonių, taip pat disidentų galybė visam pasauliu. Ir dabar tebe žudo. Pastarieji įvykiai turbūt jums nėra paaiškinti, reiškia Londone, Kuveite, kur buvo žudyti čečėnai. Reiškia, turbūt žinote, kad šitą tarnybą nesibodė jokiomis priemonėmis, reiškia, savo politinius priešininkus, oponentus, reiškia, žudo bet kokiamis priemonėmis. Taigi, sunku pasakyti, kad galima būtų tuo metu kovoti su ją atviromis priemonėmis. Tada galėjai, reiškia, tik tai kovoti jų pačių priemonėms, rinkti informaciją, kaupti ją ir laukti patogios progos, kad galima būtų, reiškia, baigti visiems laikams su šitos tarnybos viešų veikimų Lietuvoje. Ir aš manau, kad man dalinai pavyko šitą padaryti, prisidėti prie KGB likvidavimo Lietuvoje, kai buvo, reiškia, kovojama dėl Lietuvos laisvės, nepriklausomybės, kad KGB galų gale nebeveikia taip viešai, kaip veikia tada, su palaikymu visos partinės nomenklatūros, kur drąsiai, tiesiai, šviesiai sakykime, kad KGB buvo tik antraeilis vaidmuo. Pirmaeilis vaidmuo Lietuvoje ir jos okupacijoje tai teko komunistų partijai ir jos nariams. Kas formuluodavo KGB užduotis? Ne jie patys susiformuluodavo užduotis. Aišku, vykdymo būdai tai priklausydavo nuo jų pačių vadovų, nuo jų pačių, reiškia, išmonės. O visos užduotis buvo formuluojami TSKP centro komitete. Kaip žinot, Lietuvos centro komitetas irgi kuravo KGB duodavo ataskaitas vietinės, reiškia, čia, tačiau viskas buvo vis tiek koordinuojama iš Maskvos, užduotis ėjo iš tenais, bet vis tiek didžiausia nusikaltėliai Lietuvoje tai turbūt, nėra tie KGBistai, ypatingai žmonės, kurie buvo priversti kažką daryti, ir aš manau, kad turėtų kiekvienam būti atseikėta pagal jų, reiškia, nusižengimo laipsnis. Lygiai taip pat galima pasakyti, kad žmogus, kuris per kelis, 3, 4 ar 5 metus nepranešęs jiems nieko, neįskundęs nei vieno asmens, ar yra jis kur nors kaltas, reiškia. Juk kitos išeities jam nebuvo, reiškia. Jam vienintelė buvo išeitis arba po velėną, tada jis nieko nepapasakotų šiandien, arba sutikti bendradarbiauti, tai yra sąlyginai bendradarbiauti, ką mes vadinam bendradarbiavimu. Tai yra būti su jais, kalbėti vieną, galvoti kitą, o daryti trečią, reiškia, tai yra visai nebendradarbiavimas. Kaip jūs suprantat bendradarbiavimą? Bendradarbiavimas yra, kai aš atbėgu, reiškia, kaip mokytoja, pavyzdžiui, stovinti prie bažnyčios, žiūri, kokie eina vaikai į bažnyčią ir paskui bėga skųsti direktoriui, o direktorius toliau bėga, reiškia, į saugumą paskūs, kad va štai tokie vaikai eina mokomi tikėjimo ir, reiškia, nusikalsta prieš sovietinius įstatymus. Tai čia yra skundimas. Kiekvienas žmogus turi atsakyti už savo veiksmus. Kitas suteikęs informaciją, kaip mūsų gerbiamas profesorius Daujotis. Jis paprasčiausiai negalėjo kitokiu būdu išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas. Jeigu jūs manote, kad, reiškia, žmonės, kai jie atsisakė bendradarbiauti ir išvažiavo į užsienį, labai klystat. Nė vieno nebuvo nuo 70, nuo 60 metų iki pat 89 imtinai, kurie išvažiuotų į užsienį ir nebūtų sutikę bendradarbiauti faktiškai, sutikę kokiu būdu. Formaliai sutikę bendradarbiauti su KGB. Ką jie pasakė ir kaip jie bendradarbiavo, tai jų sąžinės kiekvieno reikalas. Ir aš dalinai su pono Anušausku čia nesutinku. Nedžiariausiams nusikaltėliams, kurie buvo nuteisti iki gyvos galvos. Paskiau perteisti, gavo 20-25 metus kalėjimo, juk žinot, daugumą ES šalių yra
20 metų kalėjimo už nužudimą, reiškia, iki gyvos galvos retas yra sodinamas. Tai net šitie žmogžudžiai išėję, reiškia, jie turi teisę į kažkokį pasigailėjimą. Dabar žmonės atvirai prabylę apie, tai yra, suteikia mūsų spec tarnybom informaciją, suteikia galbūt ryšių savo atskleidę, sąžiningai bendradarbiavę su Lietuvos pareigūnais, dirbę Lietuvai, po tiek metų yra priversti antrą kartą praeiti tuos 7 nuopuolių ratus. Man kažkaip, žiauru darosi, reiškia, kodėl Lietuvos valstybė antrą kartą jos bando išprievartauti. Kodėl bandoma, reiškia, jos vėl prievartauti, juk apie jos, jeigu jie yra kažką nuslėpę, be abejo, reikia paviešinti ir tai, reiškia, žvalgybos požiūriu bus teisinga. Tačiau jeigu jie sąžiningai viską pripažino, jie turėtų nešiot valstybės mūsų apsaugą. Dabar pagalvokim, kas gali atsitikti. Ar gali ta tarnyba keršyti tiem žmonėm? Be abejo, jinai dirba. Dirbantis, stipri valstybė, prie pat valstybės sienų. Jeigu ponas Daujotis arba Stonys išvažiuos į užsienį, jiems kas nors atsitiks, ar gali mūsų valstybė jos apginti? Rusijoje, Baltarusijoje. Tai negi mes nevertinam savo žmonių. Dabar kas mums, mūsų Lietuvos piliečiai, žmonės yra niekas, nusispjauti jos. Mes juk tiksliai žinom, kad mūsų valstybė, reiškia, užtikrinti jiems apsaugą, kur nors tarnybinės komandiruotės metu Rusijoje, nesugebės užtikrinti. O jeigu yra pas mus Lietuvoje šventų, prašau, aš jais netikiu, reiškia, nes kadangi žinau, kad neužverbuojamų nėra, nepaperkamų irgi nėra. Yra, reiškia, paperkami žmonės įvairiais būdais, kaip jūs žinot, išnaudojamas visos žmogaus silpnybės. Nori mergaitės, bus mergaitė pakišta. Reikia berniuko, berniuką paduos, reiškia, jokių problemų nėra. Reikia pinigų, bus pinigų paduota. Tačiau žinokit, kad, reiškia, atsilaikyti gali tik tai vienetai ir taip specialiai apmokyti žmonės, reiškia, dirbantis, savo šalies patriotai, savo, reiškia, valstybės remiami ir išlaikomi. Nes jeigu mes pasižiūrėsim į visas žvalgybos ir kontražvalgybos operacijas, nei viena užsienio šalis savo agentų neviešina. Nei viena užsienio šalis neparduos savo piliečių. Tai šitas toks neteisingumas Lietuvoje. Todėl aš manau, kad reikėtų keisti įstatymus kai kuriuos, reiškia. Ir tai labai yra kenksminga žvalgybinių požiūrių, kontražvalgybinių požiūrių. Agentas ar bendradarbis prisipažinęs turėjęs kontaktų su užsienio kontražvalgyba yra labai vertinamas. Nes jis, reiškia, atvirai pasakė, taip, aš turėjau, aš privalėjau. Tai galų gale toks darbas buvo. Juk mes kariaujam tai ne virtualų karą, ne per kompiuterį. Mes kariaujam su priešu, kuris veikia ir mūsų teritorijoje. Ir mes kartais veikiam užsienio teritorijoje. Tai dabar atskleis priešui visus savo kozerius, reiškia, be kovos, aš neįsivaizduoju, kad taip gali būti. Tai nemanyčiau, kad pas mus yra Lietuvoje 100 milijonų piliečių, kuriuos mes galėtume niekindami mėtyti kairį į dešinę. Netgi 100 milijoninės valstybės saugo savo piliečius. Ir apsaugo nuo visokių pasikeisinimų, ypač tos, kurie yra lojalūs Lietuvai. KGB, kaip jūs žinot, buvo tokia organizacija, kuri praktiškai veikdavo savarankiškai. Tai taip pat buvo ir Mossadas, kaip žinote, ir Mi-6, reiškia, šiuolaikinės demokratijos valstybės bando organizuoti kažkokią užsienio spec tarnybų kontrolę. Kaip kontroliuoti užsienio spec tarnybas, tai yra savo spec tarnybas. Pirmiausia, kontroliuojama yra per užduotis duodamas jiems, pinigus duodamus jiems ir, reiškia, įvykdytas užduotis. Jeigu šeriamos tarnybos, mūsų, reiškia, tarnybos specialios, be jokių užduočių ir jos nieko neįvykdo, tai yra, kartais man akivaizdžiai atrodo, kad mūsų tarnybos bendradarbiauja su FST. O kas jiems duoda leidimą, reiškia, su FST bendradarbiauti? Ar jie patys suteikia tokius leidimus, reiškia? Kaip Kusaitės atvejais, pavyzdžiui, atvažiuoja FST agentai, reiškia, Lietuvą, apklaust mūsų Lietuvos pilietės. Ir kas suteikia, reiškia, mūsų, reiškia, organams tokią teisę bendradarbiauti su užsienio spec tarnyba? Ar prezidentė davė jiems leidimą? Ar Seimo pirmininkė? Ar premjeras?
Tai va čia irgi yra nuansas. Reiškia, patys priiminėja sprendimus. Kaip ponas Povilas Malakauskas, reiškia, priiminėdavo kažkada pats sprendimus, iliustraciją, reiškia, atlikdavo kabinete, kaip kiti, reiškia, nežinau, kontrolė turi būti, reiškia, savo spectarnybų. Nes kai paleidi iš po kontrolės, reiškia, tai paskiau gaunasi labai daug niuansų, reiškia, ir kai neformuluojamos užduotis. Kas formuluoja dabar užduotis mūsų užsienio spectarnybo? Niekas neatsakys man iš šitą klausimą. Tai yra, kai žinot, Amerikoje CŽV užduotis formuoja specialus senato komitetas, reiškia, specialiam senato komitetui atsiskaito, reiškia, vadovus skiria prezidentas, atsiskaito senato komitetui, uždavinius formuluoja senato komitetas, finansus tik tvirtina senato komitetas, tai irgi yra šiokia tokia kontrolė. Nes dabar mūsų spectarnybos susidaro įspūdis, kad net savo pareigūnus, kaip amžinatilsį pulkininką Pociūną, reiškia, išduoda tiesioginė ta prasme, kas jam drįso išduoti, reiškia, savo karininką buvusį. Tai yra nonsensas, tai yra klaidos padarytos nuo pat pradžių. Pasižiūrėkime, reiškia, iškrito žmogus, diplomatas, Lietuvos pilietis, pro langą. Ir atiduodamės įtirti, reiškia, baltarusiams. Kai čia to pačiu, reiškia, 100 kilometrų. Paėmė mašiną, staigiai, sukrovė savo pareigūnus, ekspertus, nuvažiavai, įvykio vietos praktiškai be Lietuvos pareigūnų nieks neturi teisės liesti šiuo atveju. Tai yra diplomatinė neliečiamybė. Diplomatas net miręs yra neliečiamas, jeigu jis gatvėje guli. Tai reikėjo padaryti staigiai, per valandą, reiškia, turėjo būti su mūsų spectarnybom nuvažiuotas, paimtas lavonas ir atvežtas nedelsiant į Lietuvą. Ir čia pradėtas tyrimas. Dabar, patys nužudė, patys tyrė, ko jis mirė. Tai klausimas, ar gali būti tokios spectarnybos mūsų neveiklios, aš stebiuosi tiesiog. Kaip ir Kusaitas atvejais, kas jiems davė teisę bendradarbiauti su federalinė saugumo tarnyba? Pažiūrėkim dabar, einam į rinkimus, reiškia, į Seimo rinkimus. Negi jums net neakivaizdu, kad vienos partijos lyderis, buvęs, gyvenęs, slapstėsis nuo Lietuvos teisingumo Maskvoje, negi jums nekelia abejonių, kad, reiškia, jis nebuvo išduotas Lietuvai, Lietuvos pilietis, reiškia, kad jis ir rusas iš prigimties, bet jis nebuvo išduotas Lietuvai. Kodėl klausimas? Patys kalbos eina, kad jis buvo pakabintas, reiškia, su užsienio spectarnyba. Tarp kitko, tam tikri duomenys spectarnybose ir mano buvo duotas apie šitą pilietį, reiškia, dar jo apyaušį, reiškia, kuris buvo labai abejotinas. Taigi, kiekvienas Lietuvos pilietis turi būti įsitikinęs, kad Lietuvos valstybė įgina. Lietuvos valstybė negali įsigimti. Pirmiausiai, Lietuvoje yra žmogus. Pasižiūrim, reiškia, atskaitos tašką, aš imčiau Arvydo Anušausko veikloj, tai buvo atskaitos taškas padėtas. Aukščiausios tarybos nutarimas buvo 90 metų balandžio 1 ar 2 dieną. Aš atsimenu dar šitą nutarimą, man labai jisai patiko. Tai buvo parašyta, reiškia, aukščiausios tarybos nutarimas dėl visų bendradarbių ir dirbančių KGB, reiškia, dėl KGB veiklos Lietuvoje. Kaip jis vadinosi tas nutarimas, tiksliai neprisimenu, bet galima surasti, aukščiausios tarybos nutarimai nėra slapti, reiškia. Ten buvo pasakyta, visi, kurie nuo tos dienos atsisakys bendradarbiauti ir nedirbs, reiškia, KGB, bus saugomi Lietuvos valstybės ir ne vienas plaukas nuo jų nukris. Dingo pažadai. Tai dabar po 25 metų mes, reiškia, ne tik plauką, bet ir skalpą nuo žmogaus galim nutraukti, reiškia, jeigu jisai buvo prisilietęs prie to mėšlo, reiškia, vadinamo KGB. Supraskite, jeigu eini į tvartą, labai seną, apleistą, purviną, krūviną tvartą, reiškia, griauti jį, tai visą laiką įlipsi ir į šūdą, ir kraujų įsitepsi, ir paskiau tau priekaištaut. Kai kurie mano kolegos, reiškia, bendradarbiai buvo, sako, bėgom rankų plautis, nes kadangi pažinojo mane, reiškia, tarnavo mano vadovaujami ir bėgo rankomis plauti. Aš dedu ranką ant širdies, taip, aš kaltas esu, aš neišmokinau jų pakankamai. Neapšviečiau, kad žvalgyba yra vienas.
taikos metas žvalgyba yra vienas, kontržvalgyba vykdoma ir taikos, ir karo metu. Ir susilietimas su priešu, tai dar nereiškia, kad tu esi įsitepęs iki pat ausų ir esi šūdinas ir tave galima toliau šūdinti. Jeigu žmogus širdyje visą gyvenimą mylėjęs Lietuvą ir gynęs Lietuvą, tada, kai dar tie vaikai galbūt vaikščiojo po taburetę, gal dar negimę buvo, dabar mane pagyvenusi žilą Lietuvos pilietį bandyti niekint kažkaip skaudu. Aišku, esi išprievartautas 3 kartus, 4 kartus gali būti išprievartautas, bet tačiau nemanau, kad auką reikėtų sulyginti su budelio. Ir 85 metais ar 80 metais pasakykit, kur buvo Lietuvos valstybė, kur žmogus galėjo kreiptis, kad jį apgintų. Tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tik tai Jungtinės Amerikos valstijos mus tada galėjo apginti. Ir dabar man nepatinka ta mūsų pozicija, kad mes liktai atitolom nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra mūsų patikimas ir geras draugas. Pagarba jiems. Ačiū.